parodyti labai paprastą būdą. Čia blizgučiai, čia blizgučiai. Blizgučiai valgomi. Kiaušiniai turi būti išvirti balti. Aš čia vis labiau už kadrą dalyvausiu, nes noriu, kad vyrai šiandien žydi kiaušinius. Vyrų šventė, vyrai dažnai kiaušinius. Dalyvausiu tu, pasakiau šventę. Taip, dabar paimk vandenuką, vandenukas virtas. Nepasiimu. Ne, bliudelį pasimtis. Visą bliudelį gerai. Taip. Dabar mums reikės vandens. Aš noriu nudažyti vos pilkai, kad būtų čiut pilkai. Reikės kiaušinio baltymo žalio, acto, šepetėlių ir tai yra sidabrinės ir auksinės dekoracijos, kuriomis aš dekoruoju tortą. Jos puikiai tiks kiaušinius. Truputėlį įlašink juodų dažų. Čia yra baltymas, žalias lašink, lašelį juodų dažų. Lašinau vieną. Va, matai, mažiukas. Čia, daugiau. 2. O 3 inkrito. Išmaišyk. Daug inkrito. Tai kad čia žali gaunasi. Maišyk, įpilk šaukštą acto. Kaip gerai tas sekas, net manęs ten ir nereikia. Šešėliai gaunasi. Įpilk. Nematau dugno, ar gerai įsivalė. Įpilk šaukštą acto dabar. Šaukštą? Taip. Na, pilsiu šaukštą, oi. Impilam šaukštą acto. Tokį gerą, negailė. Ir 3 lašai dar gavosi. Dar čiut, nes daug vandenuko. Taip. Ir įdėk 2 kiaušinius. Nepaskendo. Tai vartyk. Vartau. Nu ir gerai, gali išimti. Ir kur dėt? Papiriuko. Na, išėmiau. Nu ir dar vieną. Žiūrėkit, kokia gaunasi graži spalva. Mes dėjom maistinių dažų. Yra pragė dažai. Aš jau pakavoju. Nes visgi tai yra kiaušiniai. Kad ir dažysim lukštus, galima nusipirkti specialius, o galima turėti, jeigu turit namuose, nusidažyti maistiniais dažais. Pažiūrėk, kaip įdomi gaunasi. Kokia įdomi spalva. Ne, vėliau. Atrodytų, turėtų būti juodi. Violetinė gavosi. Labai gerai. Gavosi violetinė. Dabar imk baltą kiaušinį. Baltą. Duok ir man vieną. Perkiu vieną. Taip. Dabar žiūrėk. Merk į baltymą, tai yra žalias kiaušinio baltymas. Ir gali patepti, pavyzdžiui, vienoje vietoje. Ir imk auksiuką. Kitoje vietoje ir va taip galima dekoruoti kiaušinius. Šiuo atveju kiaušinio baltymas mums tarnaus kaip natūralus. Kaip klijai. Taip, natūralus klijai. Tai galima padaryti. Ne, tik auksinius dabar. Da aš margai darau. Kam? Pas mane margučiai. Pilkus, sidabrinius naudosim tiem kitiem kiaušiniam. Pas mane margučiai. Taip, išvalioti, bet pirmiausia, žinai ką padaryk. O taip susišlapink rankas visas. Kiaušinio baltymu. Jau prilipo, čia viskas. Vienam žiūrėjom žinau. Ir ant kiaušinį. Valio kiaušinį. Aš dar rankų nesusišlapinu. Aš susišlapinu ir sublizginu. Iš visų pusių? Ne. Iš vienos tik tai. Švelniai nespausdamas. Išvalio kiaušinį pirmą dar. Taip. Turiu 2 rankas. Na. Kam reikia? Molioju. Ir? Ir va. Galima irgi pirmą rankas išsivalioti. Ir tada kiaušinį pavalioti. Nu jau čia gaunasi. Gražu. Lengva, greitai ir gražu. Pažiūrėk, toks marmurinis kiaušinukas išeina. Ir labai greitai. Gaunasi balaganas. Tiesiog išsivalioju rankas. Ir stalą ir viskas išsivalioju. Nu tai koks darbas. O, koks gavosi. Gražus, marmurinis kiaušinukas. Sidabrinis kiaušinis. Taip. Maika visa. Žinau. Ir lengva. Toliau ką? Tai ir kitą taip pačiai padekoruok. Išvoliosim.
Ir... Tai kad blizgučiai baigėsi. Tai aš tada duosiu. Varysiu auksiniais. Ne, sidabrinį, čia labiau tik sidabrinį. O aš eksperimentuosiu. Nu, eksperimentuok. Ir dabar tokia darbų santrauka. Įsiverdam kiaušinius, atsišaldam, nusidažom vandenuką juodai ir gaunasi va štai tokie pilkšvai violetiniai kiaušinukai. Turim tokių vat dekoracijom, tortų dekoracijoms ir kitiems kepiniams skirtų sidabrinių, auksinių blizgučių, arba yra lapelių, tik juos tada reikia tarp rankų sutrinti. Ir reikia kiaušinio baltymo. Kiaušinio baltymas tarnauja kaip klijai. Ir lengvai ir paprastai su tokiu darbu susitvarko net vaikai ir vyrai. Na, ar lengva buvo kiaušinius dažyti? Lengva. Lengviau kaip lengva. Palinkėk žiūrovams gerų šventų Velykų ir gražių margučių. Ne. Gerų dalykų. Kas dažysi taip kiaušinius, marginsi taip kaip mes. Ne tarp durų, bet va taip. Rašykit, žymėkit mus, labai norėsim pažiūrėti ir jūsų rezultatus. Atsiųskite savo nufilmuotus vaizdelius dažymų. Na ne.